Sveiki visi, šiandien esame Speedway kartodrome, tai kartodromas esantis tarp Vilniaus ir Kauno šalia Elektrėnų ir šiais metais Speedway mus palepino pratęsdamas sezoną ištisus metus, taigi kartingų mylėtojams suteikdamas progą išbandyti snieguotą trasą. Taigi pirmas pajuda Ignas, iš galo Kęstas, jau prieš tai turėjome sesiją, taigi trasa yra šiek tiek pravažinėta, bet kuriuo atveju niekas nėra važiavęs ir tai yra pirmas kartas šitoje trasos konfiguracijoje, todėl pirmieji ratai yra susipažinimas. Taigi Ignas ties šito posūkiu truputėlį praranda sukibimą, įsirimpė galų į pusnį, tokiu būdu prarasdamas greitį ir iš galo važiuodamas Kęstas pasinaudojo progą ir aplenkia. Čia matome lengvą kontaktą, bet kuriuo atveju priešais laukia dar keletas staigesnių posūkių, taigi ar Kęstui pavyks išlaikyti dominavimą ir jisai bus priekė, ar vis dėlto Ignui pavyks apsilenkti. Bet panašu, kad Kęstas susitvarko su įtampa ir lieka pirmas. Kai visą laiką mes turime standartinį važiavimą, taigi reiškia, kad vyksta kova ne dėl pirmos vietos, bet dėl greičiausiai įveikto rato. Taigi judame toliau. Bet kuriuo atveju Kęstas važiuoja pirmas, bet Ignas neatsilieka. Vėl priartėjome prie posūkio, kuris pirmame rate lėmė, kad Ignas truputėlį išvažiavo per plačiai, bet panašu, kad abudu susitvarko ir judame toliau. Ir čia Ignas praranda sukibimą, susisuka visiškai netikėtoje vietoje. Vėlgi matome, kokia yra slidi kelio danga, sunkiai sekasi pajudėti, reikia padėti kartingui pajudėti, pagaliau išsisuka ir tęsiasi važiavimas. Per šį laikotarpį Kęstas ganėtinai toli atitrūko, taigi turbūt Ignas jo vizualiai nebematys. Ir vėlgi turime posūkį, kai nusileidžiame nuo kalniuko ir tas vėl priveda prie susisukimo. Čia pat tame pačiame posūkyje, kur pradžioje sesijos susisuko Ignas, taip pat kontrolę praranda ir Kęstas. Taigi iš tiesų su kiekvienu ratu, su kiekvienu pravažinėjimu vairavimo sąlygos tampa vis sudėtingesnės, vis daugiau yra atidengiama plotų, kur nebėra sniego, vis daugiau sniegas yra sustumiamas, vis daugiau tampa slidu. Taigi reikia ieškoti trajektorijų, ar vis dėlto imti plačiau ir bandyti užvažiuoti ant sniego, ar tiesiog važiuoti lėčiau. Bet kuriuo atveju noras įveikti trasą greičiau vis daro įtaką ir spaudžiame vis greičiau ir greičiau. Ignas parodė ženklą, kad pavyks išvažiuoti pačiam ir pagalbos nereikia ir toliau įtempta kova. Matome, kad Kęstas ganėtinai greitai pasistūmė ir jau vizualiai netgi mato savo kolegą. Taigi galime tik pasidžiaugti, kad vis daugiau atsiranda trasų, kuriuose galima kartingus išbandyti ir žiemą. Tai tikrai paįvairina važiavimus kartingais, leidžia išbandyti įvairiomis sąlygomis. Taigi vėl turime susisukimą, vėl toje pačioje vietoje, nusileidus žemyn ir kai reikia pasukti į kairę ir tai leidžia Kęstui greitai mažinti atstumą. Štai matome, kaip reikia tiek daug koreguoti vairu, tiek taip pat žaisti su gazu. Ir Kęstas pakankamai greitai artėja link Igno, jau jo skiria vis mažesnis atstumas, štai sudėtingesnis posūkis ir panašu, kad Ignui pavyksta išvairuoti, vėlgi truputėlį tenka įvažiuoti į pusnį, čia atsiranda sukibimas irgi vėl greitai pradedame judėti. Kęstas neatsilieka čia pat ir štai Ignas vėl susisuka ir leidžia Kęstui pravažiuoti.
sunkiai sekasi išvažiuoti iš šitos vietos, bet po truputį ir panašu, kad išvažiuos pats be pašalinių pagalbos. Taigi galime judėti toliau, jau pravažiavome 4 ratus, iš esmės daugiau mažiau visi vairuotojai susipažino su trasa ir netikėtumų kaip ir neturėtų būti. Ir čia nepavykęs manevras, priekis dabar įsirėmė į sniego pūstę. Kaip visą laiką primenu, kad yra nesaugu lipti iš kartingo ir bandyti ištraukti pačiam, nes kitas atvažiuojantis kartingas tiesiog gali įvažiuoti į tave ir atsitrenkti į kojas. Taigi atbėga personalas padėti ištraukti kartingą ir net ištraukus sunku pajudėti. Čia turim tokią įdomesnę situaciją, kai Ignas bando pavažiuoti, Kęstas pro šalį, apsikeičia palaikančiais gestais draugiškai ir juda toliau. Taigi, kadangi Ignas ir Kęstas yra gerai pažįstami ir pastoviai susitinka trasoje, tai iš tiesų dažnai nevengia ir pajuokauti vienas kito atžvilgiu. Taigi matome, kad iš tiesų daugiau gaunasi driftas negu važiavimas, bet tokia yra žiemos realybė. Taigi judame toliau, vėl tas pats posūkis, ar šį sykį Ignui pavyks išvengti apsisukimo ir panašu, kad taip, nusprendęs važiuoti žymiai mažesniu greičiu, panašu, kad suvaldo kartingą ir dabar belieka vytis Kęstą. Kęstas ima pakankamai plačiai sudėtingą posūkį ir vis tiek kartingas priverstas išslysti gana plačiai. Matome, kaip truputėlį pabėga kartingo galas ir pastoviai reikalinga korekcija. Ir su kiekvienu ratu panašu, kad rezultatai gerėja, taigi po truputį pradedama važiuoti šiek tiek atsargiau, nebandant perspausti kartingo, bet kuriuo atveju pavojus išslysti iš trasos arba susisukti išlieka ir va čia Kęstas užkabinęs priekiu sniego pusnį susisuka ir sėkmingai atsistato. Taigi turime dar gana didžiulį tarpą ir štai po pirmo susisukimo Kęstui vėl Kęstas praranda kontrolę ir vėl susisuka, leisdamas Ignui priartėti. Bet deja, Ignas irgi padaro klaidą ir tokiu būdu atstumas tarp jų išlieka. Bet panašu, kad pagalbos išstumti nereikia, visi išvažiuoja savo jėgom ir judam toliau. Taigi prarandamas brangus rato laikas, bet galbūt pavyks atsigriebti kitame. Taigi, kad sąlygos vairavimo negerėja matosi ir taip pat yra vis sudėtingiau išlaikyti kartingą trasoje. Štai bandamas ieškoti sniego ir sukibimo imant platesnę trajektoriją ir panašu, kad tai pasiteisina. Ir vėlgi toje pačioje vietoje Kęstas vėl susisuka ir tenka pradėti ratą iš naujo. Ignas taip pat bando šitą posūkį įveikti važiuodamas labiau sniegu padengtos trasos dalimi. Ir tai buvo paskutinis ratas, užsidegė raudona šviesa ir metas grįžti į pit stopus. Nors čia
čia dar nesimato ir vairuotojai nežino, kad jau sesija baigosi, dėl to stengiasi kiek įmanoma greičiau važiuoti. Štai matome personalą nukreipiantį į pistonus, raudoną šviesoforą ir pirmas važiuoja Kęstas, taip pat iš galo po truputį link pitstopų važiuoja ir Ignas. Taigi, kaip visą laiką, galime pasidžiaugti, kad yra galimybė išbandyti kartingų žiemą. Panašu, kad sesija buvo labai smagi ir linksma abiem vairuotojams ir susitiksime trasoje.